Labas rytas. Štai vėl turim 9 valandas. Miegojom labai ramiam tokiam kempinge. Lietaus nesijuto, bet kaip ir sušlapo palapinė. Nu tokia viskas kaip ir dulksna praėjo. Šiaip tai susiruošimus vėl užtruko 1,5 valandos, bet jau viskas biški geriau. Žinau, kur kas dedama, kur kas kaip vyksta. Šiandien vėl turim maršručiuką apie 360 km. Vėl biškio pakilsim į šiaurę. Pasižiūrėsim, bet jau čia nebus taip kaip vakar. Orus pranašauja kažkas labai panašaus. Žodžiu, liūtės neturėtų būti. Šiaip čia labai gerai pasisekė su oru, su viskuo. Nu, turiu meni, kad čia nelyja ir nebuvo vėja tokiam. Ta dulksna, tai čia jau įprasta, viskas normaliai. Nors tai pagal mapsą rodo, gal ten šiauriau biškė mažiau bus debesų. Galvojau gal kirst kur nors kampą tiesiai, bet važiuoju pagal maršrutą. Vis ten kanjons kažkoks tai turėtų būti, dar šiaurėje kažkoks tai fjords gražesnis. Taip ir pasivažinėsim. Dabar čia žiūriu kelias sausas, tik tais kad dulksna eina. Ir rūks nesimato nei kalnų, nes šitaip kalnų papėdėm turėčiau važiuoti. Bendras reikalas dabar yra likę 333 km šiai dienai, jau apie 30 pravažiavau. O dabar iki fjordo 70 km. Važiuojam į šiaurę. Šienapjūtė irgi Islandijoje. Daug kur matos rulonų, žolės nupjautos yra. Bet kaip jie čia šieną išdžiovinta, įdomu su tokiu oru. Ar čia būna, kad daugiau 2 dienas nelytų. I wish I was ready to let go. We both grow old, but we never learned how to play cool when all got bright. There's nothing left around us, but at least you're mine. At least you're mine. At least you're Trijų kilometrų tunelis, bet tik viena juosta ir reikia pastoviai praleist kažką, tai tokie va tarpeliai, kai pasimato, tada susistabdo. Nors aš aišku galėčiau važiuoti su motociklu, bet pasišildysiu biškį čia. Va dar 2,8 km į vieną, 600 metrų į kitą. Taip ir judam. biškį prasigėdrėje čiučiu čia.
Tai vaizdelis neblogas. Apie 6 laipsnių šilumos, kažkur tais stende rodė, pas mane motociklė nerodė šilumos, taip ir važiuojam. Tik vėliau orų programėlėje pažiūrėjau, kad tų 6 laipsnių jutiminė temperatūra prie šiaurinio vėjo lygi -1 laipsnio šalčio. Tai kuo toliau, tuo labiau darėsi šalta. Viską, ką turėjau rūbų, jau buvau apsirengęs, tai važiuodamas vis tikėjausi gal už to kampo ar už ano posūkio išlys bent saulutė, bet visą dieną šilumos taip ir nesulaukiau. Šioje vietoje stabtelėjęs pasižvalgyti, sutikau 2 lietuvis moterytes su vaikais automobiliu keliaujančias po Islandiją. Trumpai paplepėjome ir pakėliau droną pasižvalgyti po apylinkes. Grafakirkja. Tai Šiaurės Islandijos Skagafjordur regione giliame slėnyje apsupta kalvų ir upelio stovinti mažytė, labai fotogeniška istorinė bažnytėlė. Ji buvo pastatyta 17 amžiuje ir laikoma seniausia medinė ir velėna apdengta bažnyčia Islandijoje. Laikui bėgant ji sunyko, bet 1974 metais buvo atstatyta remiantis originaliu planu. Tai viena paskutinių išlikusių tokio senovės vietinės architektūros tipo bažnyčių Islandijoje. Ji užrakinta, bet pro langelį matėsi kuklus vidus.
keli suolai ir altorėlė su kryžiumi. Reikjafos yra vienas iš ramesnių Islandijos krioklių. Jų aukštis nuo 7 iki 10 metrų, plotis apie 20-30 metrų, gražios melsvai žalios vandens spalvos. Krioklys išsiskiria plataus daugiapakopio vandens kritimo struktūra ir švelnia, bet labai gražia tėkme. Šalia krioklio yra Foslaug, natūrali 38-42 laipsnių šilto vandens vonia prie pat upės. Bet man jau visai sušalusiam buvo baisu pagalvoti, kaip reiktų apsirengti po maudynių vonioje, o į rūbams susidėti neturėjau jokio maišo nuo lietaus. Po 7 valandų keliavimo, pučiant šiaurės vėjui ir lyjant lietui, jaučiausi žiauriai sušalęs ir 90 km sutrumpinau savo dienos maršrutą. Vakare jau beveik norėjusi staugti nuo tokio baisaus oro, bet nepasidaviau su viltimi, kad toliau viskas bus tik geriau. Va kokia bažnytėlė mieste. Užsipyliau kurą, pravažiavau dabar kokią 20 kelis kilometrus jau. Neberodė, kad galiu važiuoti, bet užteka dar atvažiuoti. Taip, Blanda, upė Blanda. Čia Nytek judam. Važiuojam į viešbutuką vienos žvaigždutės. O, pirmą kartą policijos mašiną pamačiau Islandijai. Viešbutuką kaina 61 euras, nors Google Maps'e 90 eurų, bet per bookingą pritaikė nuolaidas, tai gavos neblogai. Bet aš labai jau vakarą vėl tikėjausi lietaus, o čia visai gražu. Palyginus gražu. Nu, bet nieko, biškį reik pailsėti po 2 dienų palapinėje. Įsidžiovinsiu nors.
parodysiu savo namučius. Atėjau į tokius svečių namus. Čia nakčiai užsiregistravau. Čia yra 7 kambarys. Ir čia yra nykštuko kambariuks, pirms numeriuks. Prieš čia pratalpų pro duris. Va kokias duris. Matot kokias duris? Aš visas paraudęs, vėją nugairint. Ir va toks mano mažytis urvelis. Čia labai noriu bišką prasivėdinti viską. Bet va pro langą aš visai. Fainai, aišku, kiek aš čia jo ten matysiu pro tą langą. Tuo vaizdą. Lovytę, eisiu į dušą svarbiausiai. Ir tiek savo daiktų turiu. Kosmetinę, elektroniką, šalmus džiust. Baką tašę su visą kamerom. Čia kojinės, čia rūbai, batai. Ir tada viską džiovinuos dabar. Po šaltos dienos pasileipinau viešbutuko kavinėje, alaus bokalų už 8 eurus ir ėrienos kepsniukais už 35 eurus. Pasivaikščiojau fjordo pakrantę ir planavau pabėgimo iš šiaurės į pietus maršrutą. Apie tai kitoje dalyje.